Prieš pakviesdama sekantį pranešėją, aš labai trumpai norėčiau pristatyti patį projektą, kurio dėka vyko 3 seminarų ciklas ir vyksta šita viešoji diskusija. Tai yra atviroji prieiga jaunų mokslininkų akimis. Na ir šiaip jau norėčiau šiek tiek pristatyti ir pačią situaciją Lietuvoje, kas įvyko per tuos 10 metų nuo tada, kai visame pasaulyje prigijo tas terminas Open Access, atviroji prieiga, ir kas yra padaryta Lietuvoje. Iš tiesų Lietuvoje padaryta ir labai daug, ir sakykime, mažai. Reikėtų dirbti daug ir pirmiausia, aišku, reikėtų dirbti būtent institucijų, mokslo ir studijų institucijų lygmenyje. Tai yra, kas įvyko per tuos 10 metų, kai, sakykime, buvo paskelbtos Budapešto atvirosios prieigos iniciatyvos. Nuo 2005 metų vyko labai daug renginių. Kiekvienais metais vyko po 1 ar 2 renginius, konferencijas, seminarus, apvalaus stalo diskusijas. Buvo diskutuojama daug ir plačiai. Tose diskusijose dalyvavo tiek mokslą finansuojantis, tiek mokslą administruojantis atstovai. Tačiau, ko gero, daugiausia dalyvavo informacijos komunikacijos specialistai, bibliotekininkai, kurių indėlis atviroje prieigoje yra iš tikrųjų labai didelis. Mes turime pakankamai gerą situaciją, ko neturi daugelis Europos šalių, ko neturi ir kitos šalys. Tai yra, mes turime įstatyme įtvirtintą nuostatą. Lietuvos ir mokslo ir studijų įstatymo 45 straipsnėje, kuris priimtas 2009 metais, yra teigiama, kad jeigu moksliniai tyrimai finansuojami viešomis lėšomis, tai tie tyrimai, jų rezultatai turi būti viešai prieinami. Tai yra labai puiku. Ir, sakykime, nuo tos idėjos paskelbimo iki jos realizavimo padaryta taip pat nemažai. Jau 2003 metais Lietuva pradėjo kurti Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazę. Ir šita bazė yra pakankamai neblogai kuriama. Daugelis universitetų kelia tiek magistro darbus, tiek daktaro disertacijas. Vieni kelia visus, kiti kelia dalį tų darbų. Tačiau šita veikla vyksta. Taip pat yra sukurta Lietuvos elektroninė akademinė biblioteka, tai yra talpykla, nacionalinė talpykla, kur visos mokslo ir studijų institucijos gali kelti savo darbus. Ši talpykla buvo sukurta vykdant 3 susijusius projektus, kurie buvo vykdomi 2005-2007 metais. Tačiau turime ir problemų. Nuo 2007 metų, kai šita talpykla buvo pristatyta viešai, jinai nebuvo patobulinta. Ir aišku, yra labai nemažai techninių problemų, kurias reikia spręsti. Tačiau dar daugiau yra problemų tai, kad institucijos neturi pasitvirtinusios tvarkos, kaip įkelti darbus į šitą talpyklą. Turime ir duomenų talpyklas. Lietuvos humanitarinių socialinių mokslų duomenų archyvą LIDA, lituanistikos duomenų bazę. 2012 metais pradėtas vykdyti nacionalinis atvirosios mokslo ir informacijos duomenų archyvo kūrimas. Tačiau dėl tam tikrų priežasčių, kad, sakykime, nacionalinė talpykla netenkina institucijų poreikių, atskiros institucijos pradėjo kurti savo talpyklas. Aišku, tai yra, kaip ir, sakykime, pastangų švaistimas, reikėtų galbūt eiti viena kryptimi, tačiau jeigu, sakykime, ta bendroji talpykla netenkina poreikių, tai institucijos turi teisę turėti savo talpyklas. Lietuva taip pat dalyvauja Europos komisijos vykdomuose projektuose OpenAir Plus, kur yra sukurta infrastruktūra ir pagalbos ir informavimo sistema, kaip mokslininkai gali įkelti savo publikacijas į institucinės talpyklas. Pirmiausiai savo institucinės talpyklas ir kaip padaryti, kad tos institucinės talpyklos būtų suderintos su OpenAir reikalavimais.
Antrasis projektas Open Air Plus, jisai skirtas jau šiek tiek platesnėm veiklom. Jisai susieja publikacijas su finansuojančių institucijų duomenimis, su projektų duomenimis, o taip pat su pačiais tyrimų duomenimis. Tai yra gaunama galimybė turėti visą informaciją apie vykdomus tyrimus. Na ir Lietuva, dalyvaudama šitose projektuose, skatina mokslininkus įkelti savo publikacijas, o taip pat patalpinti tyrimų duomenys į atvirą prieigą. Situacija su atvirosios prieigos žurnalais. Tai iš tikrųjų padaryta labai nemažai. 2011 metais buvo vykdomas Eiffel remiamas projektas skatinti atvirą prieigą diegiant Open Journal System Lietuvos mokslo žurnaluose. Iki tol tik tai 2 žurnalai buvo leidžiami naudojant Open Journal System. Tai nuo 2011 metų, kai buvo vykdoma visa eilė seminarų, net 22 žurnalai naudoja šitą sistemą. Dabartiniu metu tų žurnalų yra daugiau. 34 žurnalai šiuo metu yra registruoti Directory of Open Access Journal sistemoje. Na ir aišku, jie yra daugiau matomi pasaulyje. 2011 metais Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija su partneriais vykdė Eiffel remiamą projektą Skatinkime atvirą prieigą Lietuvoje. Buvo apklaustos mokslo ir studijų institucijos, ką jos nuveikia atvirosios prieigos srityje ir reikia apgailestauti, kad dauguma institucijų vadovų mažai žino apie atvirą prieigą ir šitą darbą atsakyti į anketą pavedė bibliotekos darbuotojams. Bibliotekos darbuotojai pakankamai gerai žino apie atvirą prieigą, bet mes tikėjomės, kad paskatinsime institucijų vadovus aktyviau dalyvauti atvirosios prieigos veiklose. Taip pat turėjome labai įdomų darbą, atlikome interviu su žinomais mokslininkais, mokslo administratoriais, finansuojančių institucijų atstovais, leidėjais, bibliotekininkais, ką jie galvoja apie atvirą prieigą, kas tai yra atviroji prieiga, kodėl svarbi atvira prieiga ir kaip skatinti atvirą prieigą. Buvo sukurti 3 video filmukai, kuriuos galite pasižiūrėti internete. Na ir kai baigiamasis renginys vyko konferencija, kurios metu turėjom labai įdomius pranešimus. Spark, vienas iš direktorių, Lars Bjorn, darė pranešimą. Šitos konferencijos metu taip pat pranešimą darė jaunieji mokslininkai, kurie atliko apklausą, ką jaunieji mokslininkai žino apie atvirą prieigą ir ką jie mano apie atvirą prieigą. Apklausos rezultatai parodė, kad jaunieji mokslininkai, kaip ir norėtų dalyvauti atvirosios prieigos judėjime, tačiau jie pakankamai mažai žino apie tai. Todėl šiais metais mes vėl kreipėmės į Eiffel, prašydami finansuoti naują projektą Atviroji prieiga jaunųjų mokslininkų akimis, kurios metu mes surengėme 3 seminarus ir kai baigiamasis renginys yra šita viešoji diskusija. Labai trumpai pasakysiu apie renginius. Iš tikrųjų, mes net nesitikėjome tokio aktyvumo. Pirmame renginyje, kuris vyko Kaune, mes pristatėme informaciją apie atvirą prieigą, kas tai yra, kokie yra atvirosios prieigos būdai, kokie yra Europos komisijos ir Europos mokslinių tyrimų tarybos atvirosios prieigos iniciatyvos nuostatai, kokia situacija yra Lietuvoje ir regione ir taip pat turėjome svečią iš Thomson Reuters duomenų bazės, kuris pristatė atvirosios prieigos žurnalų bibliometrinius rodiklius Web of Science duomenų bazėje. Dalyvavo 110 dalyvių. Sekantis seminaras vyko Vilniuje, VGTU vaizdo konferencijų studijoje, todėl vaizdo įrašą galėjo stebėti mokslininkai iš įvairių miestų ir aišku, tai buvo labai jiems patogu. Pačios temos labai įdomios, kadangi mokslininkai susiduria su tam tikromis problemomis, kai publikuoja rezultatus. Tai yra pirmiausia apie intelektinę nuosavybę, autorių teises atviroje prieigoje, kaip suteikti savo publikacijoms kūrybinės licenzijas, Creative Commons licenzijas. Na ir dalyvavo 94 dalyviai.
Vaizdo įrašai šitų pristatymų yra internete ir aš labai džiaugiuosi, kad juos galima pasižiūrėti bet kuriuo metu. Trečiasis seminaras vyko anglų kalba, turėjome svečią iš Lenkijos, mokslininką, kuris dirba biomedicinos ir bioinformatikos srityje. Jis pats yra jaunas mokslininkas, aktyvus mokslininkas, kuris dalyvauja atviro mokslo propagavime. Seminaras buvo labai įdomus, dalyvių buvo galbūt šiek tiek mažiau, kadangi seminaras vyko anglų kalba, tačiau tai buvo ne pranešimų klausimas, bet aktyvus darbas. Smegenų šturmas, mažų grupių diskusijos ir buvo parengtos rekomendacijos. Jaunieji mokslininkai diskutuodami parengė rekomendacijas, ką jaunasis mokslininkas gali daryti, kad jisai atvertų savo žinias visam pasauliui. Na ir šiandien mes susirinkome į diskusiją, iš tikrųjų labai kompetentingi specialistai susirinko, kurie tikrai žino, ką jie daro, būtent atvirosios prieigos srityje. O dabar norėčiau pakviesti mūsų svečią iš Eiffel, Irina Kučma, kuri yra atvirosios prieigos programos vadovė. Jos pranešimas bus anglų kalba, tačiau aš manau, kad tai yra ne problema.